Sveiki kolektyvas, vėl sveikinos iš Rumunijos, šį kartą kiek kitoj vietoj ir, kaip matote, už manęs keturračiai. Tai šiandien pasižiūrėsim, su kuo lengviau važiuoti, ar su endurke, ar su keturračiu. Jau ne pirma diena, kai važiuoju iš tikrųjų, bet tą dieną kaip tyčia pamiršau įsidėti kortelę į kamerą, tai nieko nenufilmavau. Bet tą dieną buvo visiškai sausa, tai tikrai nebuvo man sunku važiuoti. Šiandien naktį lyjo, tai situacija tikrai keičiasi ir pasižiūrėsim, kaip man seksis dabar. Tai sėdam ant mocų ir judam. Šiandien trekas 35 kilai, bet nepažiūrėjau, kiek jau nuvažiavom. Jo, skibimo mažiau šiandien. Šiandien yra paskutinė ATV turizmo stovyklos diena, tai chebra jau prisipratinę, kalnų nebijo, spaudžia gazo, pirmomis dienomis važiavo konservatyviau. Akmenis, šlapia žolė, tikrai slidu. Jaučiu, kad priekis plaukia. Kaip gražu, pažiūrėk. Wow. Geras. Fantastiškai. Oi, koks gražus keliukas. Geras. Bet kartais priekinis ratukas nuo akmenukų pastrysta. Reikiau stovėti ir būt pasiruošusiam gaudyt mocą. Šiandien diena vėsesnė tokia, naktį lyjo, tai drėgmė labai jaučiasi. Arba kaip atsargiai reikia. Šlapia žolė, dar akmenis. Wow, yra reikalų. Tik šlapia. O įsivaizduokit, Red Bull ramiai niekur, tai jeigu jums reikia varyti 100 kilometrų ir dar palyja, tai nuo to maršrutas tai nesutrupėja. Nu gal jie ten nuimt vieną kitą checkpointą, bet tikrai nedaugiau. Eik, savo, kokie čia mes. Jo, aš suprantu su keturračiais, kiaurai mina. Viską guldo. Ten dabar, ne? Geresnis nusileidimas panašu, akmenuotas, arba slidu. Nebuvo labai slidu. O labiausia baisu toks kažkoks nedidelis, bet ir nemažas akmenukas, į kurį pataikius
jis gali trumpam prilipti prie padangos ir su ja kartu slysti ir tada numeta visą priekį. Čia baisiausia. Nusileidimukas. Neatrodo baisiai slidus. Aišku, jeigu tik tu galus stabdai, tai nieko, bet priekis galus kartu. Gerai sto. Per keturatį biškį nieko nematau. Kas buvo? Pala, aš pravažiuoju pirmas, gerai? Kas buvo? Stom kažkur ant kalno, kai kam užkaitos stabdžiai. Biški prisiputinėja padangas kiti, nes čia toliau parašyta, kad bus kažkoks vyriškas nusileidimas treke. Buvau biški nuvažiavęs užmest akį, nu tai jo. Nėra per daug status, bet daug akmenų, toks su kampu neigiamu. Tai pasižiūrėsim, kaip čia seksis. Kam bus lengviau, ar man, ar jiem. Ką, bandom dviese. Pirmą nusileidžiam in, pasižiūrėti kokia situacija, nes vienam žmogui ten kombinuoti stabdžiai tai taip ir neatsiranda. O tik su priekiniais baisu nuo kalno leistis. Pažiūrėsim, kaip čia seksis. Ten reikia pasilikti atstumą didesnį. Nu ir kur dabar geriau varyt? Čia. Kol kas čia nelabai baisu, kol kas. Bet... va, pagalys skersai guli. Tokie man tai yra. Na kažką. Va, ten matosi biškį gal bus rimčiau. Čia tokie. Čia reik man pervažiuoti kitą pusę. Va. Nieko sunkaus. Nieko čia sunkaus. Nu. Aš tai gal pabandau pakilt. Blin. Tai nežinau, ką dabar filmavau. Ar nufilmavau, kad aš bandžiau kilt ar ne. Reikia stengtis kuo toliau į priekį žiūrėti, kad matyt, kada pakeisti lainą, kurio važiuoja, nes jeigu ten toks pagalys skersai guli kažkas, tai reikia iškart numatyti. O dabar keturratis sustoja ir man jau yra per sudėtinga. Reikia matyti daugiau vietos. Nu tai žodžiu, šitoje vietoje endurkė tikrai laimi prieš keturratį, nes aš kur kas greičiau galiu leistis. Sudėtingai. Nu gerai, bandom. Op.
Va, buvo pagalys išilgai. Ir taip nemaloniai jau ratas ryštelė. Ir čia dar slidu, net žemės, vanduo, pagaliai. O čia gali būti sudėtinga. Čia jau vyriška. Gal čia prasideda vyriškas nusileidimas. Tik tai, aš nesuprasiu, bet dar liko nemažai. Žiūrėjau, ne, aš noriu, kad jis toliau nuvažiuoti, paskui turėsiu vidury kalno su to. Toliau. Čia atrodo lygiau. Vėl grįžtam į tą. Opa. Galas labai slysta į upelę, jeigu tik pastabdai. Ne, čia baisaus kol kas. Svarbu su stabdžiais nepersistengt ir įsirinkti vietas, kur stabdyti, o kur atleisti. Gali praleisti. Varau aš. Nu, o čia jau geriau. Čia jau stačiau. Ir dar pagalys. Čia yra vietos. O, čia pagalys. Per pagaliuką irgi slydo ratukas. Tenka žiūrėti toliau. Įsigandau pagalę. Toliau. Kartas visas. Saugiau važiuoti čia. Gal galim nutraukti žinių. Gerai išlįsti. Visi ratai čia turi. Opa. Jau atsirėmęs jį. Čia jam reiktų kitoj pusėj važiuoti, perlipus. Va. O dabar va, gerai. Nu bandom, ar ištrauks mane ar ne. Reikia laikyti padangą čia. Neleist prasisūsti, reikia pajėti. Nu, čia yra vyram reikalų. Čia ir būtų man įkritus reikalų į tą griovį su tom malkom. Einam pažiūrėti, kaip tenai dirba vyrai. Girdėjau jau žodį libiotkę. Tai matyt, kabinsis prie kažko ir trauks. Aš turėčiau įsilaikyti šitoj vėžą. Bet žiauriai, slidu vos pastoviu. Tai va, stovi keturatis. Sportuojam. Bet nejaučiat, neprimena tėvynės biškį? Jo, panašu. Savoj stichijoj, žinai, visimės. Jau pažįstame. O tai ten atleidęs tu? Eik tu načiu. Čia visas keturatis juda dabar. Elektrinę dalį ir su motoriuku atmesk.
Ai, tu pavažiuosi atgal? Atsargiai. O, viskas. Op. Tai čia tas kampas gal ir nieko, ištrauks į čia, į šitą vėžą. Čia bandom. Nesvarbu, į čia išlysti ir paskui jau... Nu, Jo. ką lipiotke. Ne, leis, kad suktų. Atkabinti jau. Op. Nu va, lipiotke geras dalykas. Ant endurkių tai tik manpower yra. Padangos žiauriai apsivėlė. Bus įdomu, kaip man čia pavyks išsilaikyti, nes ten vienoj vietoj visiškai krašto nėra, tai nežinau. Nieko nebais. Motas geriau laikosi negu aš ant kojų. Nu, va, čia vyram yra reikalų. Nedaug pralindau. Vienas nuslydo. Paskutinis šitas mantas, ne? Tokiose situacijose jau vyrai žino, kaip elgtis. Ne naujiena. Ne, dumblas jo. Nu. Čia dabar leidomės, tai vienu momentu provėžoj buvau šalia krašto ir kažkaip pasikreipęs nuo šakų, tai vairas buvo, va taip stovėjo, motas tiesiai leidos. O klausyk, mes čia nevarėm antrą dieną į kitą pusę. Nu va čia, kur man važiuoti, aš nežinau. Nu jo. Blemba, kaip slysta. Wow. Nu ir garsas. Wow. Galas kertas. Jau šiandien tikrai reikės kerkerio ieškoti. Nu ir užsinešė padangą. Blemba. Ką tik važiavom upeliu, apsidžiaugiau, kad nusprausiu mocą.
ir vėl į tešlyną. Biškiai apsiprausė, aišku, bet dabar vėl jaučiu pervės. Gaila, kad nejungiau per upelį, bet neypatingas upelis. Vienas sunkumas tik tai, kad visiškai tamsus vanduo nesimato, kur važiuojat. Reikia tiesiog suspausti mocą keiną ir pasitikėti, kad jisai pravažiuos. Netrukdyti jam važiuoti. Tai pirmas bėgis. O, tada. Reik bandyt vidurius. Čia gerai įkrito. Blemba, čia bus reikalų ir man. Čia reikia čia tenai kraštu važiuoti. Nu, įdomu, kaip čia užvažiuos. O, kai ten jau nėra labai statu. Reikia bandyti gal vidurį ir tada. Žiauriai šlidu. O, nu, reik bandyt. Bля. Eik tu. Bля. Nu, liubetkiai pagalba. Nu, blemba. Čia geri nuotykiai. Lengvai. Čia matyt šitą pagavo, sviedė ir suko, ne? Kartais reikia neskubėti. Nu, dabar kur man varyt? Reikia bandyti tiesiai per šitą provežą.
Nu gerai, man čia jau reikia bandyti biškį iš greičio. Nors jeigu jie užlipa, turėčiau ir aš užlipti lėtai. Nesunkiai, šiem sunku tiesiog tos provės. Ką, kylam toliau. Kas buvo? Šakė lūžo, ne? Traukė? Nu, čia paponėm į reikalus. Išlūžo vairas iš stiprintuvo ar iš kažko neaišku. Bet, žodžiu, visiškai neturi vairo. Auč. Nežinau, kaip iš čia reikės išvažiuoti. Nu, va, vyksta keturračio gelbėjimo operacija. Pasižiūrėjom, kad čia esam visai netoli tokios atviresnės vietos. Čia yra traktorius, sunkvežimis malkų. Reiškia, iki čia davažiuoti pakankamai geras kelias. Tai chebra išvežinėjo jį iki čia. Va taip prilaikydami ratą, kad nenusisuktų. Va toks procesas vyksta. Visada prilaiko. Adomas atvažiuoja su džipu. Palabiškai. Aha. Jaučiu per čia ir važiuota, ne? Gerai, gerai. Bet mano mocas nuvirta. Dabar važiuojam, bandom ieškoti traktoriaus. Bet čia tai kaip slidu. Hello, are you going up there? Žodžiu, radom traktorių ir nieko nesupranta, bet tipo negali važiuoti. Tai reikia dabar kilt atgal. Tai blogai, kaip galvojau. Žodžiu, po biškį bandom tą keturratį varyti kuo arčiau kokio geresnio kelio. Tai jisai važiuoja dar. Ir čia šitų vyručių paskutinė diena. Ne tai, kad šiandien paskutinė diena. Jie šiandien pasivažinėja ir išvažiuoja. Pabaigai toksai nuotikėlis. Nu va, pagaliau atvažiavo iki mūsų. Keturratis pakrautas.
Žodžiu, praktiškai išgelbė. Nu, dar liko su džipu čia išvažiuoti šito slėnio, nes sakė, keliai ne patys įspūdingiausi. Bus reikalų. Nu, bet žodžiu. Jau judam kažkur. Kažkaip jaučiu, kad laukia labai ilga kelionė namo. Labai gražus vietinių šunį, aviganiai. Eina, ačiū, visas matas džipas lysta. Dodge Ram! Lėtai, bet užtikrintai Dodge'as Ramas veža keturatį. O pas Dodge'ą padangos tai išvis kaip šventinės, vasarinės, nieko nekabinose. Dodge'as Ramas! Dodge'as Ramas! Dodge'as Ramas! Wow, koks vaizdas atsiveria, pažiūrėk. Wow. Kaip vaizdelis. Žodžiu, Dodge'as Ramas mus išgelbėjo. Chebra kraunasi keturačius ir judės į Lietuvą, o aš dar liksiu čia kuriam laikui ir pafilmuosiu gerą kontentą. Tai pasubscribinkim, palaikinkit ir iki sekančių.